Atėjo šalčiausia metų laikui, mums tėveliams rūpi, kad mažieji jaustųsi apsupti šilumos ir jaukumo. Tad šį rytą svečiuojamės pas dviejų nuostabių mažylių mamą Rūtą, kuri mums papasakos, kas yra svarbiausia auginant vaikučių žiemą ir ką daryti, kad šis ilgas šaltas laikotarpis būtų kuo jaukesnis. Šiuolaikiniams tėvams iš tikrųjų tenka tikrai labai sunkus uždavinys dėl to, kad savo vaikams nori visa ko geriausio. Tai yra ir auklėjimas, ir ugdymas, ir jų sveikata, ir jų maistas. Tai ypatingai mamai, tokiai kaip aš, kuri dabar yra namie su savo vaikučiais, tai visas mano laikas yra skirtas jiems ir visas dėmesys. Dabar šiuo metu toks mano darbas yra. Visos namuose mažylius prižiūrinčios mamos sutiks, kad uždaroje patalpoje per ilgai užsibūti su vaikais nėra gerai. Būtina išeiti į lauką, pasivaikščioti parke ar pasisupti supynėse. Čia ir kyla klausimas, kaip vaiką rengti, kad ir namuose, ir lauke, ir netgi miegodamas mažasis jaustųsi patogiai, neperkaistų ar neperšaltų. Mano manymu, labai svarbu yra atitaikyti vaikam teisingus rūbus. Teisingus rūbus tai yra juos ne per daug prirengti ir ne per mažai, kad nebūtų tų 10 sluoksnių, kad jie būtų kuo mažiau ir teisingiau aprengti. Kiek aš domėjausi ir skaičiau ir iš mano pačios mamos, 2 vaikų mamos praktikos, labiausiai pasiteisina natūralūs audiniai, kažkokie rūbai iš natūralaus pluošto, natūralių medžiagų. Išties labai smagu pasidžiaugti, kad jau ir Lietuvoje gaminami visai šeimai skirti natūralių audinių drabužiai. Vertindami tai, kas natūralu, užauginta gamtoje, jau drąsiai galime siūlyti savo vaikams nuo pat kūdikystės. Juk mūsų mažiukai turi pačią jautriausią ir švelniausią odelę. O ir neišnešiotukams tokie natūralūs audiniai tinka labiausiai. Labai esu patenkinta ir matau, kaip vaikams patinka. Iš to natūralaus pluošto tai yra kanapiniai, bambukiniai, merino vilnos, audinių rūbai. Nelabai norisi ten rengti 3 sluoksniais kažkokios sintetikos, o uždėti kažkokią medžiagėlę, kuri nealergizuotų vaiko, kur kvepuotų vaiko odelė per tos rūbus, kad jam būtų šilta ir jauku, kaip mamytės glėbyje. Merino vilna turi tokią savybę, termoreguliacinė savybė, kas yra svarbu ypač neišnešiotukams arba kūdikiams, vaikams taip pat. Tai reiškia, kad ji neleidžia žmogui perkaisti arba sušalti, atitinkamai pagal temperatūrą oro. Pasak specialistų, vilna tai pačios gamtos sukurtas produktas, kurį galima dėvėti tiek vasarą, tiek žiemą. Drabužiai iš merino vilnos palaiko pastovę kūno temperatūrą, leidžia suprakaitavusiam kūnui veisti pamažėle, todėl apsaugo nuo perkaitimo ar nuo peršalimo. Svarbu žinoti, kad vienas merino vilnos sluoksnis atitinka pustorio megztinio sluoksnį. Be to, ši vilna gali būti naudojama kaip vystiklas, ji sugeria didžiąją dalį drėgmės. Tačiau daugumai atrodo, kad šio audinio priežiūra gana sudėtinga. Taigi specialistų teiraujamės, ar tikrai taip yra. Svarbiausia, tai ypač mamom patinka, tai kad šiuolaikinės technologijos leidžia išdirbti merino vilnos audinį taip, jog merino vilnos gaminiai nebūtinai turi būti skalbiami tik rankomis. Galima skalbti ir skalbimo mašiną, aišku, vilnai skirtų režimu ir vilnai skirtomis priemonėmis. Tai, ką išgirdome užkalbinę 2 vaikų mamą Rūtą, mūsų nenustebino. Pasirodo, ir ji perkaitimo problemą sprendžia pasirinkdama tinkamus audinius ir juos sluoksniuodama. Atsižvelgiant į tai, kad vienas vaikas, didysis 4-metis, yra labai judrus, jis labai greit sušyla, o mažoji 1,5 metų, jinai dar tokia yra aplink vežimuką, kažkiek pasivaikštom, kažkiek pabūnam, tai jai šalčiau. Tai šitie natūralaus pluošto rūbai, jie labai padeda sureguliuoti tą neperkaitimą, bet kartu ir nesušalimą. Kai apsirengi natūralius rūbus, tai yra, ką mes išnekėjom, kanapinius, bambukinius, tas sekantis sluoksnis merino vilnos, mes pamirštam visus sintetinius džemperius, bliuzonus, to pilnai užtenka užsidėti po plūnesnę striukę. Nes ta merino vilna, kaip aš ir sakiau, jinai neleidžia vaikui prakaituoti,
bet jinai puikiai išlaiko šilumą. Kūno temperatūrą neleidžia vaikučiui sušalti. Išgirdę, kad Rūta savo mažylius rengia ne tik vilnos, bet ir kanapinių bei bambukinių audinių drabužiais, nusprendėme daugiau pasidomėti ir apie juos. Kanapė tai yra visai natūralus ir ekologiškas audinys, nes pati kanapė labai gerai auga kaip žolė, jai nereikia jokių pesticidų, herbicidų, trąšų, dėl to, kad jinai pati moka apsiginti nuo visokių kenkėjų. Tiesiog labai gerai auga ir nereikia nieko jai papildomai duoti, tręšti. Pasak mus konsultavusios specialistės, kanapės taip pat turi gydomųjų antimikrobinių savybių. Ne veltui net medicininio tvarsčio sudėtyje yra kanapių pluošto. Ši medžiaga, kaip ir bambukinė, yra švelni, minkšta, natūraliai kvėpuoja, šildo, taip pat turi termoreguliacinių savybių. Tad pasibaigus šaltajam merino vilnos sezonui, nepamirškite ir kitų bambukų, kanapių, natūralių audinių. Tuomet visus metus galėsite džiaugtis ekologiškais ir jaukiais drabužiais, kurių niekada nesinorės nusivilkti.